Sveiki. Šiuo metu politinės grupės užsiėmė tuo, kad svarsto pasiruošimą, kaip mes klausinėsime, diskutuosime su naujai paskirtais Europos komisijos nariais. O čia yra daug įdomybių. Pradėkime galbūt nuo to, kas šiuo metu apskritai tiesiog verda Briuselyje ir kai kuriuose sostinėse. Tik Slovenija dar oficialiai ir formaliai nepateikė savo kandidatės į Europos komisiją. Taip jau atsitiko, kad ponia von der Leyen didina spaudimą mažosioms valstybėms skirti į Europos komisijos narius ne vyrus, bet moteris. Ir ji taip įdomiai pradėjo šitą dalyką daryti, sakykime taip, spausdama mažiausias Europos Sąjungos valstybės narės – Malta ir Slovenija. Kodėl jie nedarė to su didžiosiomis valstybėmis narėmis? Lieka klausimas. Kasgi vyksta Slovenijoje? Vienas kandidatas, kuris buvo parinktas ir jau atrodo buvo sutarta, Tomašas Veselis, jį pakeitė moteris Kos, buvusi beje kandidatė į Slovenijos prezidentus, nebejoju, jinai yra kompetitinga ir tikrai galėtų atlikti savo darbą gerai, bet žinoma, tuo pasinaudoja populistai ir iš karto pradėjo stabdyti, sakykime, procedūriškai sprendimų priėmimo procesą. Parlamento atitinkamas komitetas nesirenka, nes opozicijos lyderis su savo bendrininkais sugalvojo, kaip tą dalyką stabdyti. Kitaip sakant, viskas stringa. Stringa ir paskirimai, stringa ir grafikas dėl klausimų ir panašiai. Tai nieko gero nežada Europos Sąjungos institucijoms ir ypatingai komisijai, kadangi yra ir kitų įdomybių šitoj srityje. Pavyzdžiui, Liuksemburgas. Tas špicen kandidatas Nikolas Šmitas, kuris atstovavo socialdemokratus ir atrodė, kad jau žmogus gali būti bet kuo. Jis, žinoma, nėjo į rinkimus į Europos parlamentą, bet Liuksemburgas taip nusprendė, kad paskyrė konservatorių, dabartinį parlamentarą, kuris galbūt netgi užims žemės ūkio komisaro vietą. Aš tikiu jo kompetenciją, nesvarbu, koks buvo pasirinkimas ir kokias sritis jam galbūt atiteks, bet taip yra. Aišku viena, kad Lietuvos pasirinkimas yra teisingas. Andrius Kubilius, aš net nebijoju, gaus rimtą portfelį ir aš kažkodėl nebijoju, kad tai bus susiję ir su gynyba, ir su kai kuriais kitais dideliais reikalais. Andrius ruošiasi, skaito daug įvairios literatūros, kaip prisipažino, kad jisai dabar tampa savotišku dulkių siurbliu, kuris siurbiai save informaciją, tą reikia daryti ir pasiruošti klausimams atitinkamai. Bet su komisaro paskirimais ES yra iš tikrųjų įdomių dalykų, nepaneigsime to fakto. Kągi, pasirodo, kad nuvažiuoji į Kiniją ir pradedi dainuoti ir kalbėti kinų kalba. Štai, Ispanijos premjeras Sančesas, priminsiu, socialdemokratas, socialistas, nuvyko į Kiniją ir pradėjo, keisti savo poziciją. Pirmiausia, pavadino Kiniją kaip taikos gynėją. Ir suabejojo, ar teisingai Europos Sąjunga elgėsi įvesdama tarifus elektriniams automobiliams pagamintiems Kinijoje. Apie tai kalbėjome, nes Kinija sudaro kone 20% Europos Sąjungos automobilių rinkos, dempinguoja, žinom, tai yra daroma valstybės pagalbos sąskaita ir panašiai. Ir staiga viskas susviravo. Ar taip turi elgtis valstybės narės, ar vis dėlto mus jungia kažkokia tai bendra politika, susitarimas ir supratimas, ar štai socialistas nuvykęs į Kiniją, pamatęs daug raudonos spalvos, staiga pasikeičia ir pradeda kalbėti kitaip. Garbės taip nedaro. Kągi, Briuselyje labai vėjuota, beje, vasara buvo labai jau nesmagi ir tokie dalykai tęsiasi. Štai prie Europos parlamento vėjo gūsis net nuplėšė lietuvišką vėliavą. Taip jau atsitiko, kad matyt buvo blogai pritvirtinta ar panašiai, žinoma. Greitai buvo atstatyta, Lietuvos trispalvė vėl plevėsuoja šalia Europos parlamento, bet taip atsitinka. Tai kągi, atsilaikykime prieš vėjus, negriūkime, kai jie bando pūsti ar mums į nugarą, ar į veidą. Laikykimės ir gero jums savaitgalio.